Ernestas Galvanauskas, šiaip jau neginčiamas Lietuvos patriotas ir nepriklausomybininkas ir žymus Lietuvos veikėjas, priklausė prie tų federalistų ir dėl to prieš jį lietuvių karininkai įvykdė net pasikėsinimą. Pro jo buto langą buvo įmesta granata. Jis liko gyvas ir netgi sveikas, bet galėjo būti ir kitai. Beje, prieš šitą Imanso projektą labai intrigavo sovietai. Ir kadangi jiems buvo labai neparanki Lietuvos ir Lenkijos federacija, geriau smaugti tas šalis atskirai. Lietuva atskirai, kas labai nesunku, Lenkija atskirai, kas jau sunku, bet pasirodė irgi įmanoma. Na ir galimas dalykas, kad tas pasikėsinimas prieš Galvanauską čia buvo ir sovietų intrigos pėdsakų galima galbūt atsekti, bet tą tegu aiškinasi istorikai. Aš šiaip jau nesu sąmokslo teorijos šalininkas ir nepriklausau prie tų, kurie visur, visada, kas beįvyktų pasaulyje, mato Kremliaus ranką. Nepriklausau prie to. Kremlius netoks galingas, kaip dažnam iš mūsų patriotų atrodo. Kartais jį galima ir apstatyti, ir prieš jį galima laimėti, kaip galų gale ir buvo laimėta 90 metais. Nors tai sunkus darbas. Tai tuo tarpu tiek dėl tos analogijos tarp Suomijos ir Lietuvos. Ir Suomiai tą problemą išsprendė žymiai prasmingiau ir protingiau negu mes. Mes iki šiol dar jos nemokame išspręsti. Aš tik norėčiau dar pridurti vieną sakinį dėl sąmokslo ir prieš pasikėsinimo prieš Ernestą Galvanauską. Bet kuriuo atveju Imanso projekto atmetimas, o jis galutinis įvyko 1921 metų gruodžio 24, kūčių dieną, žodžiu, lietuviai norėjo į kitus metus įžengti, kaip sako, be skolų jokių ir įsipareigojimų. To jau pat 22 metų vasarį Georgijus Čečerinas, sovietų užsienio reikalų komisaras, paskelbė kaip didžiausia 21 metų Rusijos užsienio politikos pergalė. tą turėkime galvoje, kad ir koks tai būtų sąmokslas ramutas. Galima paklausti. Reiškia, Čečerinas paskelbė didžiausią sovietų pergalę Smetonos perversmą. Ne perversmą, šitą Imanso projekto atmetimą, kad Lietuvos pusė atmeta jį. Na va, tą turėkim galvoje. Tai labai šitą įspūdingą, tai yra paralelė, norėčiau pridurti tas, kas mane apstulbino Helsinkio universitete. Tai ne tik vietovardžių ar lietuvių, suomių kalba su švedų yra lygios. Suomijos istorija ir Skandinavijos istorija suomiams ir švedams Suomijos dėstoma atskirais rautais. Tas mums yra absoliučiai neįsivaizduojamas tolerancijos kažkokios tai viršūnės. Net manyčiau, kad pusė lietuvių pasakytų, jei nedaugiau, kad to kam to reikia. Tai štai, dėl to, kad manoma, kad perspektyva suomių ir švedų matyti savaip, savo kultūrą, paveldą ir taip toliau yra šiek tiek skiriasi. Manau, kad Timothy Snyderis dabar rašydamas knygą ir Giedroicą pateikdamas kaip mūsų regiono tapatybės formuotoją, be galo svarbią figūrą, jis nori pasakyti, kad situacija tai buvo be galo panaši į Balkanus pas mus. Visos sienos tai dirbtinės. Lenkijos Ukrainos, Lenkijos Lietuvos, Kaliningrado enklavas, Lietuva Baltarusija ir taip toliau. Balkanų karui buvo absoliučiai tokios pačios sąlygos. Kodėl jų nebuvo? Ir štai Timothy Snyderis visą knygą atsako. Galbūt aš jau perdedu šiek tiek. Giedroico vaidmuo yra tų žmonių, kurie ieškojo regioninio konsensuso, kurie įsakmiai sakė Lenkams nuryti sentimentus dėl Lvovo ir Vilniaus, padarė savo poveikį. Tai štai mes dabar norime tarsi atsiriboti nuo jų, nuo Vidurio Europos, nuo Lenkijos, nuo Čekijos, kartu nuo Baltarusijos ir nuo Ukrainos, nuo LDK tradicijos, o juk Giedroico ULB regionas, Ukraina, Litva, Belarus, kartu su Iliušu Miroševskiu, tai iš esmės atitinka LDK. Mes atsiribojom ir kuriam ką? Skandinavijos ir Baltijos šalių regioną. 5 Nordikai, 3 Baltikai vadovaujami Kamerono Didžiosios Britanijos. Šiaip graži gal ir idėja,
bet ji tampa Lietuvos strategija. Tai štai, aš dabar vėl provokatyviai butovės leidinių metodu sakau, Tomui Venclovai reikia ruoštis per publikuoti, ne straipsnį, lenkai ir lietuviai ir rusai, o lietuviai ir estai, žinau, kad jis dabar ir daro tą, ieško paralelių tarp Vilniaus ir Talino, arba lietuviai ir švedai, lietuviai ir suomiai, na, turbūt naujos aktualijos, ar taip? Na, aš nežinau ir man rodosi, kad tasai projektas suskandinavinti Lietuvą galų gale nepavyks. Nu, žinot, man čia prisimena poetas Kazys Boruta, jo eilėraštis, rašytas dar 33 ir 4 metais, kada Kazys Boruta kalbėjo Stokholme su Lietuvos ambasadoriumi Jurgiu Savickiu, irgi rašytoju, diplomatu, protingu žmogumi. Ir Borutos eilėraštyje yra tokios eilutės, kurias aš nuo vaikystės atsimenu. Sakykite, ministeri, kuo Lietuva kalta. Nejaugi broliai baluse ten amžinai prasmeks, kai uolos Skandinavijos pralenks visas žemes. Nu, vat mes tose balose, Skandinavijoje tose uolose, ir žinot, jeigu estams galbūt ir pavyks prie jų prisijungti, tai Latvių, o dar labiau mūsų likimas yra vis dėlto kiek kitas. Ir mūsų istorinė tradicija, mūsų istorinis paveldas yra toks, kad mums nuo tos vidurio Europos galų gale turbūt ir nepavyks atsiplėšti ir nemanau, kad tai būtų pageidaujama. Manau, kad tai žymiai sumenkintų mus pačius ir mūsų supratimą apie save, apie mūsų praeitį, apie mūsų dabartį. Ir nereikia tos vidurio Europos bijoti. Jinai pasaulio žemėlapyje iš esmės, nepaisant Skandinavijos labai aukštų gyvenimo lygio, jinai turi didesnį, manau, svorį negu Skandinavija. Ir žinoma, galėčiau parašyti ir straipsnį lietuviai ir švedai. Ir žinau, nuo ko pradėčiau. Pradėčiau nuo švedkatų, kurių Lietuvoje labai nemažai, kadangi švedai Lietuvoje kariavo. Ir tarp kitko LDK kariuomenė su jais grūmėsi ir juos galų galiai iš Lietuvos išstūmė. Vadinasi, Katkevičius arba Chodkevičius kariavo su švedais prie Salaspilio. Pradėčiau nuo to. Yra žinoma ir kitokių situacijų, su švedais daug teigiamesnių, bet yra ir tokių. Bet aš būčiau, jeigu jau manęs kas klaustų apie Lietuvos strateginę viziją, bet manęs niekas neklausia, o jeigu paklaustų, tai neklausytų, sakyčiau, neverta atsiplėšti nuo vidurio Europos. Ten mus Dievas savo metu įstatė ir ten likime.